Eksperimentas Archimedo jėga. Priemonės, kurių reikės eksperimento metu. Tai yra laboratorinio dinamometro, matavimo cilindro, svarelio, vandens bei svarstyklių. Hipotezė. Mes manome, kad Archimedo jėga, veikianti aukštyn skystyje panardintą kūną, bus lygi kūno įstumto skysčio svoriui. Tikslas – patikrinti Archimedo dėsnį eksperimentu, kurio metu bus vykdomi skaičiavimai. Darbo eiga. Dinamometru išmatuosime svarelio masę, bet norėdami turėti tikslesnius duomenis, išmatuosime masę svarstyklėmis. Įpilsime 80 litrų vandens į matavimo cilindrą. Panardinsime svarelį į matavimo cilindrą, kurio metu išmatuosime svarelio masę. Apskaičiuosime Archimedo jėgos reikšmę. Norėdami apskaičiuoti Archimedo jėgą, reikia surasti panardinto kūno tūrį, kuris bus reikalingas skaičiavimams. Duomenys. Svarelio masė yra 96 gramai. Svarelį panardinto į vandenį masė yra 80 gramų. Laisvo virtimo pagreitis yra lygus 9,8 metrų padalinti s kvadratu. Panardinto kūno tūrio apskaičiavimas. Archimedo jėgos apskaičiavimas. Išmatuosime vandens kiekį, kurį įstums panardintas svarelis, tai yra kūnas. Panardintas svarelis išstūmė. Surasime vandens masę, kurią išstūmė panardintas svarelis. Išstumtos vandens masės apskaičiavimas. Išvados. Mūsų hipotezė pasitvirtino, kadangi Archimedo jėga yra lygi išstumto vandens svoriui. Buvo įrodytas Archimedo dėsnis.